Sveiki. Kartais manęs klausia, ar galima užsidirbti robotukę nekuriant komandos. Atsakau labai atsakingai. Taip. Aš tiesiog noriu Jums parodyti savo kabinetą, kur aš viena, be jokios komandos, tik su savo pinigais dirbu ir kiekvieną dieną uždirbu tam tikrą pinigų sumą, tik todėl, kad aš įdarbinau savo pinigus. Taip, palaipsniui, ne iš karto aš įdarbinau 1500. Tai yra mano verslo pradžia, yra praeitų metų vasara. Iš šito 1500 yra jau panaudota reklamai $1388. Šitie $1388 man uždirbo $2256. Dalis jau jų yra išvesta, dalis dar yra laukimo stadijoje. Kiekvieną dieną programa paima man iš esamo biudžeto tam tikrą pinigų sumą ir ją įdarbina. Už tą pinigų sumą yra nuperkama reklama. Ir už tą nuperktą reklamą aš matau, kiek yra peržiūrų, kiek buvo lankytojų, kiek buvo pardavimų, už kokią sumą ir kiek man grįžo cashbacko. Tai visą šitą aš matau. Labai puikiai viskas tai matosi pardavimų ataskaitoj, kokios parduotuvės už mano pinigus reklamavo save, kiek buvo pirkimo ir kiek dienų laukia cashbackas, todėl kad kiekviena parduotuvė turi atidėjimą. Tai čia yra vienas mano kabinetas, kur aš visiškai viena, be jokių žmonių, be nieko, tiesiog įdarbinu savo pinigus. Ir lygiai toks pats yra mano dar vienas kabinetas, taip, čia aš įdėjau didesnę pinigų sumą, todėl kad po to išdrįsau dėti daugiau ir supratau, kad dedant į reklaminį biudžetą daugiau yra panaudojama pinigų reklamai ir daug didesnės kiekvieną dieną yra naudos. Tai klausia manęs, ar atsiėmė pinigus? Taip, aš kiekvieną kartą, bet galiu net parodyti, yra išvedimo istorija, dalį pinigų dedu atgal į programą, tai yra tam, kad verslas mano suktųsi, bet tai yra išvedimas į bankinės korteles ir tai realus yra uždarbis be jokios komandos ir tikrai galite dirbti, užsidirbti. Bet reikia suprasti, jeigu jūs dedate į reklaminį balansą $10, 15, tai sutikite, kad už tuos $10 bus panaudoti pinigai ir jums čia prikapsės per dieną gal tik $0,5. Tai jeigu mes žiūrim rimtai į verslą, niekada nereikia galvoti, kad aš įdėsiu $10 ir užsidirbsiu 1000. Kiekviename versle įdėti pinigai turi savo kainą ir turi savo gražą. Šičia graža yra tikrai didelė, tikrai yra gera ir nesąmonė, kai žmonės sako per mėnesį 38%. Neklausykite jų, tai yra per visą tą laikotarpį mano įdėti pinigai, panaudoti pinigai ir kiek mano įdėti pinigai uždirbo. Tai yra graža, tai ne per mėnesį, tai per visą laikotarpį. Tai jeigu šita informacija jums buvo naudinga, jeigu jums įdomu, tikrai jungitės, padėsiu suprasti, komandų galite nekurti, bet įdarbinę savo pinigus tikrai puikiai užsidirbsite.